Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Ugniagesiai ragina pasirūpinti savųjų būstų saugumu. Panevėžio regiono keliai žiemos išbandymams pasiruošę. Alternatyvios energijos naudojimas. Kalbos virsta konkrečiais veiksmais. Bistrampolio dvaro menėje atminties valanda. Atšalus orams kasmet gerokai padaugėja gaisrų. Vien praėjusią parą Lietuvoje gaisruose žuvo 3 žmonės. Ir nors Panevėžio apskrityje kol kas tokių skaudžių nelaimių išvengta, gyventojai perspėjami. Šildymo sezonui reikia tinkamai pasirengti. Reikia patikrinti, ar techniškai yra tvarkingos krosnys, ar tvarkingi dūmtraukiai. Prieš intensyvų šildymą būtinai dūmtraukius reikia išvalyti. Šildymo sezono metu juos reiktų valyti kartą per ketvirtį. Tiesiog, kad žmonės neužmirštų, nes labai dažnai tiesiog metai žmonės nevalo dūmtraukių. Taip pat jau šildantis nereiktų laikyti įvairių degių medžiagų, džiovinti malkų prie krosnės pakuros. Krosnės pakuros grindis reiktų padengti nedegę medžiagą, kad iškritusi kažkokia žaryje neuždegtų grindų. Na ir be abejo, didžiausios nelaimės įvyksta tada, kai yra kūrenamos krosnės ir jas prižiūrėti paliekami mažamečiai vaikai. Ugniagesiai primena, išeinant iš namų nevalia palikti besikūrenančios krosnies, juo labiau jos priežiūros negalima patikėti mažamečiams vaikams. Taip pat dera atkreipti dėmesį į dūmtraukio būklę, kad jame nebūtų įtrūkimų, įplyšimų, nes pradėjus intensyviai kūrenti, žiežirbos gali sukelti gaisrą. Be to, kaip kasmet, gyventojų patogumui priešgaisrinė gelbėjimo valdyba ketina rengti akciją "Kūrenkime saugiai". Lapkričio antroje pusėje lankysime daugiau rajono gyventojus, socialiai remtinas šeimas, žiūrėsime jų šildymų renginių priešgaisrinę būklę, tiesiog rekomenduosime, kaip reiktų šildytis. Na ir taip pat apie tai informuosime Panevėžio rajono savivaldybę ir bandysime kartu ieškoti kažkokių sprendimo būdų, galbūt netgi tų šeimų namuose įrengti autonominius dūmų detektorius. Šiemet šalyje gaisruose, pasak ugniagesių, jau žuvo 111 žmonių. Nors lyginant su praėjusiųjų metų tuo pačiu laikotarpiu žuvo 69 žmonėmis mažiau, deja atšalus orams aukų vėl ženkliai daugėja. Daugiausia nelaimių kyla dėl neatsargaus elgesio su ugnimi, šildymo prietaisų eksploatavimo taisyklių pažeidimų. Valstybės įmonė Panevėžio regiono keliai, pernai žiemos sezoną pradėjusi lapkričio 7-ąją, šiandien jau yra visiškai pasirengusi šaltojo meto išbandymams. Kaip kasmet, žadama valyti ir barstyti 300 kilometrų magistralinių, krašto ir rajoninių kelių. Sukaupę turime apie 4000 medžiagų, tai yra druskos grynos ir porą tūkstančių turim atsargų sukaupę mišinių įvairių barstymui. Šiaip mes išbarstom iki 10 000 grynos druskos vidutiniškai per regioną per žiemos sezoną ir apie 3-4 tūkstančius mišinių. Taip, kad pusiai normalios žiemos sezono mes tų mišinių ir druskos turim sukaupę. Iki naujų metų tikrai jos turėtų pakakti, po naujų metų mes, manau, kad užsivešim papildomai, kaip per kasmetas tai yra daroma. O šiaip yra technikos paruoštos barstymui 33 barstytuvai, valytuvai ir apie 90 technikos, kuri gali valyti sniegą reikalui esant. Panevėžio regiono kelių direktoriaus teigimu, įmonė dalinai atnaujino technikos parką ir nors 100% saugumo kelininkai nežada, jų tikslas nenugalėti stichiją, bet pašalinti šios sukeltus padarinius, vis dėlto siekia tai padaryti kuo operatyviau. Šiai žiemai yra, sakykime, viena tokia naujovė, kad kelių direkcija įsivedė informacinį centrą, kuris dirbs kiaurą ištisą parą. Ir manyčiau, kad tiek vairuotojai, tiek visuomenė turės operatyvesnę, išsamesnę informaciją, kas vyksta keliuose, kokia padėtis, ar pasirinkti važiuoti, rizikuoti pūgos metu ar slidesniais keliais,
ar palaukti, ar sakykime, kokie kamščiai, ar avarijos yra keli, tai tikrai visuomenė šitą informaciją turės pasiekti, o kita vertus ir mes turėsim operatyvesnę informaciją, galbūt operatyviau galėsim atlikti savo darbus. Daugiausia dėmesio valstybės įmonės vadovo teigimu skiriama magistraliniams bei krašto keliams, mažiausiai jo tenka rajoniniams, kurie ne visi barstomi, dalis tik valoma. Beje, vienkartinis pabarstymas visame regione per dieną Panevėžio regiono keliams kainuoja apie 100 000 litų. Šiandien Panevėžio mokslo ir technologijų parke miesto savivaldybė surengė ES šalių savivaldybių merų sambūrio pakto pagrindu parengto ir Europos komisijoje patvirtinto savivaldybės tvarios energijos veiksmų plano priemonės energetikos dienos konferenciją. Vicemero Gintaro Šileikio teigimu, pozityviausia, jog apie alternatyvios energijos naudojimą ne tik kalbama, samprotavimai virsta veiksmais. Dalyvauja mūsų autobusų parkas ekologinių autobusų pirkimo konkurse ir tikimės, kad kitais metais jau Panevėžyje turėsime 6 atsinaujinančios energetikos ekologiškus autobusus. Taip pat kalba yra ir susisiekimo ministerijoje kalbėjome ir kaip tik mūsų pramonės technologijų parkas yra nusiteikęs ir žengia tą kryptimį, kad elektromobilių parką pradėtume įgyvendinti. Būtų pastatytos elektros pakrovimo stotelės ir pradžioje gal mažesni motoroleriai ir tos transporto dviratės priemonės, o po to artimiausioje ateityje orientuosimės, kad ir automobiliai būtų mūsų mieste, pasirodytų ir būtų eksploatuojami. Konferencijoje aptartas alternatyvių energijos šaltinių naudojimo reglamentavimas šalies teisės aktais, pristatytas savivaldybės tvarios energijos veiksmų planas, kalbėta apie žaliosios finansavimo sistemos įgyvendinimą Lietuvoje. Pripažinta, kad dažnai siekis naudoti alternatyvią energiją prilygsta kovai su vėjo malūnais. Naftininkai ir dujininkai priešinosi ir priešinsis, nes suprantame puikiausiai, jų pelnai nuo to mažėja. Kuo daugiau mes alternatyvios energetikos naudojame, naftininkai ir dujininkai praranda rinką, praranda pelnus ir milžiniškus pelnus. Todėl Lietuvoje tas sunkiai skinasi kelią. Ir netgi įstatymą priiminėjant Seime, teko su kolegomis kalbėtis, buvo didžiulis, milžiniškas spaudimas iš tų atstovų, kurie grinai atstovauja lobistinę veiklą, užsiima dujininkų ir naftininkų interesų Seime, vyriausybėje ir, suprantam, ir visose kitose lygmenyse. Taip, kad naftininkai, dujininkai stabdo progresą, o mes nenusiteikę pasiduoti. Konferencijos dalyviams vėliau pasiūlyta apžiūrėti kai kuriuos alternatyvios energijos šaltinius naudojančius objektus. Saulės ir vėjo energija valdoma pėsčiųjų perėja, renovuojama daugiabutį Marijonų gatvėje, Panevėžio energijos katilinėje statomus biokuro katilus. Spalio 23-ąją sekmadienį poetės Elenos Mezginaitės talento gerbėjai kviečiami į Bistrampolio dvaro menę. Čia garsiosios kūrėjos 70-osioms gimimo metinėms paminėti rengiama atminties valanda. Bistrampolėje sugalvojom padaryti tokį jaukų pasibuvimą kartu su eilėmis, kurias skaitys aktorius Albinas Kelleris, dalyvaus gitaristas Januševičius ir žodžiu, pasidalins mintimis poetė Elvyra Pažemeckaitė. Taip pat laukiame ir daugiau jos pažįstamų, draugų, bendraminčių, bendražygių, kurie gal norės pasisakyti, gal norės tiesiog pabūti kartu prie žvakių šviesos, prie taurės vyno, kaip ir poetė mėgdavo. Ta proga bus atidaryta dailininko Romualdo Petrausko darbų paroda. Dvaro aplinka, sako Bistrampolio festivalio organizatorė Jūratė Kavaliauskienė, turėjusi ketinimų panašų kamerinį vakarą įtraukti ir į vasaros festivalio renginių ciklą, bendraminčių pasibuvimą tik sutaurins.
Juolab, kad ir galimybė atvykti neratuotiems pasirūpinta. Kadangi festivalis parodė, kad yra norinčių vykti autobusu, tai mes jau dabar neskriausime visų norinčių. Tikrai bus autobusas, kuris vyks iš Nepriklausomybės aikštės 15 valandą. Ir tuo pačiu, kadangi jau važiuojam pro kapines Šilaičių, tai sustosime prie poetės kapo, uždegsime žvakelę. Ir paskui 16 valandą laukiame Bistrampolyje. Literatūrinis muzikinis vakaras Bistrampolyje pavadintas pirmąja bevardžio Elenos Mezginaitės eilėraščio eilute. Nėra manęs, tarytum ir nebuvo.